CD Baltic gamina ir diegia organizacijų valdymo sprendimus viešajam ir komerciniam sektoriui. Didžioji dalis sprendimų yra eksportuojama į Vakarų Europą. Šiuo metu pradedam aktyviai dirbti Rytų Europos rinkose, taipogi buvusios NVS, reiškia, buvusios sąjungos rinkose, Vidurio Azijoje taipogi. Pagrindinis produktas yra sprendimas automatizuoti organizacijos procesus. Ir tos sistemos yra vadinamos ERP sistemomis. Mes esam sukūrę savo platformą. Ją kūrėme nuo 2001 metų. Ir šiuo metu jinai yra standartizuota kaip produktas ir siūlome ją tiek valstybiniam organizacijom, tiek komerciniam sektoriui. Mes skiriamės tuo, kad visas sprendimas yra mūsų ir dėl to mes esam žymiai lankstesni kliento atžvilgių, tiek kalbant apie pačias, sakysim, realizuotas savybės, tiek apie kainodarą. Mes prieš 3 metų priėmėm sprendimą, kad reikia turėti savo standartinį produktą. Šiandieną mes jį turime. Mes turime didžiausią komandą, bent jau Lietuvoje tai tikrai, kuri kūrė tą produktą ir tas produktas yra eksportuojamas. Tai vėlgi Lietuvos masteliu žiūrint, Lietuvoje nėra tiek daug IT sprendimų, kurie būtų eksportuojami. Jeigu šnekėtų apie verslo valdymo sistemas, tai jų yra labai ribotas kiekis. Paskutinė tokia kryptis yra debesų kompiuterija. Tai yra mes šitą sprendimą jau siūlom, taip vadiname, cloud'e. Taip, tai veikimo principas susideda iš to, kad vis tiek mes savo asmeniniam kompiuteryje ar darbo vietoje esančiame kompiuteryje įdiegiame pačią programą, kuri iš esmės veikia internetu. Mes galime dirbti tiek iš savo darbo vietos, tiek iš namų, tiek iš pajūrio, jeigu yra toksai poreikis. O pati jau visa ta verslo sistema, ar ta juodoji dėžė, kaip ją būtų galima pavadinti, yra kažkur tai nutolusi. Šiandien yra naujas pavadinimas netgi cloud computing, tai taip galime ir sakyti, tai yra kažkur debesyje. Toje vietoje, kurioje mes nesirūpiname. Tai viskas, ko mums reikia, tik tai pasijungti, ir dirbti su ta programa. Tai jos veikimas yra internetu, per mūsų kompiuterį, kur visa pagrindinė serverinė dalis yra iškelta iš mūsų, tarkim, pastatų, iš mūsų ofisų ir yra padėta specialiuose duomenų centruose, specialiuose saugyklose, dažnai tai yra galbūt pas interneto tiekėją, tas, kas gali parūpinti paslaugą pačio internetinio ryšio ir duomenų saugojimą. Vienas iš įrankių, kaip sudėtinė sistemos dalis mūsų aplinkoje, yra verslo procesų valdymas ar workflow management iš anglų kalbos, jeigu išverstumėm. Tai būtent to moduliuko pagalba mes galime pakeisti pačią sistemos elgseną. Išoriškai jinai atrodo taip pat, daro jinai funkcijas tas pačias, bet priklausomai nuo klientų poreikių, ji gali tą patį verslo procesą praeiti skirtingai. Ir būtent tie verslo procesai, jie yra su sistema konfigūruojami, dirbant ir diegiant tą sistemą kartu su klientu. Tie procesai saugosi unikaliai kiekvienam klientui, nors jie dirba su ta pačia programa, bet kiekviena iš įmonių gali dirbti tiesiog truputėlį skirtingai, pritaikius tą sistemą prie savo poreikių. Tai čia yra tiesiog tarkim, taip gudri sistemos taikymo galimybė, kur mes naudojam vieną ir tą pačią programą, o kiekvienam klientui pritaikymas yra neprogramuojant, neperprogramuojant programuotojams tą sistemą, o tiesiog lanksčiai ją konfigūruojant. Šiandien iš tiesų įmonės jau yra pakankamai išprusę ir tikrai visos įmonės žino, kad reikalingos tokios sistemos kaip klientų valdymas, tas pats CRM sistemos vadinamos, kaip darbo apskaitos, laiko apskaitos valdymas. Tai tiesiog vien tik naudojant tokius įrankius, įmonėse atsiranda kažkokie tai vidiniai siekiai, darbuotojai jie galbūt jaučia, kad jie gali būti daugiau kontroliuojami ir jie mato, kad kitas kolega dirba daugiau, jie tai visi mato su viena ir ta pačia sistema. Tai vien tik tai turėjimas tos sistemos skatina vidinę motivaciją, atsiranda noras siekti daugiau negu yra pasiekęs kolega. Taip pat atsiranda įmonės vadovams papildomi įrankiai, papildomi svertai, jie mato, kaip dirba kolektyvas, kokios yra priemonės naudojamos. Tai verslo suvaldymo, tų procesų suvaldymo, tiesiog kokybės
įnešimas atsiranda, naudojant tą verslo valdymo sistemą. Ir taipogi, kaip minėjau prieš tai, jeigu seniau būdavo, kad skirtingose kabinetuose, skirtingose skyriuose naudojamos skirtingos programinės įrangos, tai tam tikri procesai jie yra suvaldyti, bet vėliau jos reikia keistis informaciją tarp skirtingų skyrių, tarp padalinių ir čia jau tada atsiranda kažkokie tai popieriniai bėgiojimai ar vienas skyrius vis tiek nežinos, ką turi kitas skyrius. Naudojant vieningą sistemą, operuojam tais pačiais duomenimis, tai taupom tada jau vėlgi ir kaštus, taupom laiką darbuotojams keičiantis informaciją, nepamirštant kažko, tai vat, iš to ir kyla pagrindinės naudos. Jeigu trumpai apibrėžti, mūsų įmonė užsiema verslo ir valdymo konsultacijomis, dirbam su viešojo ir privačiu sektorium, taip pat vienas veiklos segmentas didelis yra darbas su aukštųjų mokyklų kokybės valdymo sistemomis. Kaip veikia įmonė? Galima palyginti, kad įmonė veikia kaip automobilis. Žodžiu, automobilis yra pats tai tam tikra struktūra, o automobilis plus degalai, tai reiškia priemonė, kuri gali važiuoti ir generuoti kažkokį rezultatą. Tai, sakykime, galime važiuoti su dviračiu, galime važiuoti su automobiliu. Taip, tai šiuo atveju mes persėdom galbūt nuo dviračio į automobilį, įsidėgę šitą sistemą. Mes norėjome sustruktūruoti savo veiklą, tai vadinasi, atsirado tam tikros informacijai padėti lentynos, į kurias sudėjome informaciją. Tai tas mums ir padeda sutaupyti laiko, paprasčiausiai. Tada nereikia ten klausinėti, kas ką turi, kiekvienas gali pasižiūrėti į, kaip sakant, interneto pagalbą prisijungti prie nutolusio serverio ir pasižiūrėti tam tikrą informaciją pagal projektus, pagal produktus, pagal žmonės ir taip toliau. Dar vienas privalumas tos sistemos, kad mes visą dokumentaciją tenai sudėjom ir per ją realizuojam dokumentų valdymą organizacijų. Dokumentų valdymą, informacijos įdėjimą. Nes galima nusipirkti sistemą ir, kaip sakant, vėlgi tą patį automobilį pavartosiu pavyzdį. Ir vienu žodžiu bus ten tam tikri ratai, tam tikri, sakykime, kėbulas, tam tikras sėdinės, aukštis ir tu sėdėsi, bet važiuosi, tačiau nelabai patogiai. O čia galima, kaip sakant, pasikeisti ir ratus, ir sėdinės pasikeisti, kaip sakant, glaudžiai bendradarbiaujant su diegėjais. Tai mūsų įmonė yra sertifikuota pagal ISO 9000 kokybės standartą. Taipogi esame Microsoft Gold partneriai bei Oracle Gold partneriai. Taipogi įmonė yra naudojama Agile technologija projektinės veiklos organizavime, kas užtikrina gana tokį efektyvų gamybos ciklą. Taipogi gamybos ciklas, pats produktų kūrimo ciklas yra pakankamai automatizuotas, tai yra praktiškai visose vietose, kur tai buvo efektyvu, mes naudojam sprendimus, kurie leidžia automatizuoti mūsų pačių gamybą. Mes patys naudojam savo sukurtus sprendimus. Sakysim, pagrindiniame versle tas neliečia programinės įrangos kūrimo, kadangi tai yra labai specifinė gamyba, bet, sakysim, verslo organizavime mes naudojam savo verslo valdymo sistemą. Tai yra, mes nesiūlome rinkai to, ko patys nenaudojam. Pagrindiniai CD Baltic klientai yra telekomunikacijų įmonės, finansinių paslaugų įmonės, prekybos įmonės, paslaugų įmonės, taipogi prieš keletą metų įžengėme į valstybinį sektorių ir
padarėm tikrai gerus sprendimus, su kuriais šiandieną sėkmingai darome diegimus valstybinėmis sektoriui. Turime sprendimą automatizuoti savivaldų darbui, įskaitant visas priklausančias organizacijas. Šį beje sprendimą planuojame eksportuoti į kaimininės rinkas ir vyksta gan aktyvios diskusijos apie tai. Mūsų įmonės strateginis tikslas yra pereiti į cloud technologijas. Tai yra ateityje mes matome, kad visa mūsų sprendimų paletė bus prieinama per šias technologijas. Ir mes turime tikslą pateikti su verslo valdymo įrankiu, pateikti visiškai naujos kartos informacijos valdymo sprendimus, kurie leistų automatizuotai kaupti informaciją ir, sakysim, lengvai aptikti susijusią informaciją. Tai yra, kad organizacijom nebereiktų, sakykime, kažkokiu tai rankiniu būdu bandyti susigaudyti toje visoje informacijos jūroje. Vėlgi, čia mes dirbam stipriai ir su universitetais ir šiandieną turime keletą projektų pagal Intelektas LT programą. Tai yra 2 projektai, kuriuos vykdom kartu su partneriais. Vienas iš tų partnerių yra Tildės informacinės technologijos. Jie būtent specializuojasi kalbinėse technologijose. Ir kartu su jais mes kūrėme iš esmės naujos kokybės informacijos indeksavimo, kaupimo, paieškos įrankius, kurie bus iki metų galo pasiūlyti kaip standartinė mūsų produkto savybė. Iš esmės dabar strategija mūsų yra tokia, kad mes sprendimus šlifuojame Lietuvoje, namų rinkoje ir tie sprendimai yra eksportuojami. Ta strategija jau pasiteisino, kaip minėjau, šią savaitę pasirašom pirmą kontraktą Turkmenistane valdymo sistemos diegimui valstybinėme sektoriuje. Taipogi mūsų patirtis ir sprendimai domina Baltarusiją, Latviją. Inovacija tai yra naujos kokybės suteikimas egzistuojančiam produktui, procesui. Šnekant apie Lietuvą, kur yra mūsų bėda. Lietuva tikrai niekada nesugebės save supozicionuoti ar tai kaip didžiausia rinka, ar tai kaip pigiausias darbo jėgos rinka, kadangi didesnių tai šiandieną labai paprasta pirštų parodyti, kur tos didesnės rinkos, o pigiausia niekada nebūsi, nes esame ES dalis ir mes negalim konkuruoti šitoje vietoje. Tai dėl to reikia pozicionuoti save kaip, sakykime, tam tikrose sferose siūlantis didžiausią pridėtinę vertę regione.